Atsipalaiduokime, įsitaisykime patogiai, atsigulkime, sugrįžkime į save, paimkime mėgstamo aromato lašą į delniukus, įkvėpkime, atsipalaiduokime, sugrįžkime į save. Šią akimirką niekur nereikia skubėti, nieko spręsti, nieko įrodyti. Tuo labiau nereikia nieko suprasti. Leisk sau tiesiog pabūti. Tikiuosi jau patogiai atsigulėt arba atsisėdot. Tiesiog stebėkit savo kvėpavimą. Užmerkite akis. Ir sugrįžk į stebėjimą savo viso kūno ir kvėpavimą. Atpalaiduok galvą, viršugalvį, žandikaulį, akis, kaklą, gerklę, pečius, visą kūną, pilvą, klubus, šlaunis, blauzdas ir kojų pirštų galiukus. Įkvėpk, ramiai iškvėpk. Pajusk, kaip kūnas sunkėja, tarsi išslysta po visą lovą. Įkvepiam ir iškvepiam ir su kiekvienu iškvėpimu leisk sau truputį labiau sulėtėti. Dar kartą pažiūrime visą kūną, kaip jis atsipalaidavęs, ar nėra kur įtampų, rankose, klubuose, pečiuose. Tarpas tarp antakių yra atpalaiduotas, akių dugnas, skruostai ir ausys. Nieko neanalizuojame, tiesiog stebime kūną ir prisimename savo užklausą. Aš susitinku su savimi po 5 metų. Toliau pažiūrime, kaip kūnas atsipalaidavęs. Pajudinkime pečius, pėdas. Pajauskime kūno lengvumą, tarsi nereikėtų nieko nešti, nieko laikyti ir absoliučiai nieko kontroliuoti. Pajusk, kaip rankose, plaštakose, su kiekvienu įkvėpimu ir iškvėpimu vis labiau jos atsipalaiduoja. Kaip atsipalaiduoja blauzdos, pėdos. Pajausk visą kūną ir jo kiekvieną ląstelę, kaip jos žino, kaip tu atrodai, kaip tu gyveni po 5 metų. O dabar įsivaizduok, kad prieš tave yra graži, tyli, fantastiška vieta. Gal tai miškas, gal pieva, gal jūros pakrantė, o gal tai vieta, kurios net negali apibūdinti. Įkvepiam ir iškvepiam, jaučiam, kaip kūnas dar labiau atsipalaiduoja ir tu matai tą vietą, kurioje gera būti. Joje saugu ir ramu. Nieko neanalizuojam, tik stebim kūną. Pajusk tą vietą. Pajusk orą, temperatūrą, kvapus, kuriuos vėjas atsiunčia, garsus, žemę po kojomis. Niekur neskubėk, leisk sau
ten pabūti. Būtent šitoj vietoj nėra pareigų, nėra deadline'ų, nėra skubėjimo, nėra žmonių, lūkesčių, jokių rolių, kad reikia būti mama ar tėčiu, kolega, darbuotoja ar lyderiu, kur nereikia būti stipriai ar stipriam. Tu gali tiesiog būti. Įkvepiam ir iškvepiam, kur gali būti vieta, kurioje esi tokia, kokia esi. Vieta, kurioje esi toks, koks esi. O dabar pastebėk, kad tolumoje kažkas artėja. Iš pradžių matai tik siluetą. Po truputį jis ryškėja, artėja link tavęs. Ir tu pradedi suprasti, tai esi tu. Tu po 5 metų. Neskubėk. Tiesiog stebėk, kaip ji ar jis ateina. Pajusk jo kvėpavimą. Stebėk, kaip ji ar jis juda. Pažiūrėk į laikyseną, kokia energija sklinda iš vidaus. Ir svarbiausia, neklausk dabar savęs, kiek ji ar jis uždirba, kokį namą turi, kokį automobilį vairuoja. Dabar tai visiškai nesvarbu. Įkvėpk aromato, jeigu turi, arba ramiai dar įkvėpk ir iškvėpk tiesiog. Ir pasistenk pajausti giliau, ar jis atrodo laimingas, ar atrodo rami, gyva ar gyvas, ar jis atrodo savimi. Pajus kūno pojūčius, ką kūnas sako. Jeigu kur kyla įtampa, leisk jai būti, bet išbūk atsipalaidavusi ar atsipalaidavęs. Ką jauti žiūrėdama į ją? Gal ramybę? O gal susijaudinimą? Gal ilgesį? O gal džiaugsmą? Gal šiek tiek liūdesio? Viskas gerai. Leisk savo jausti. Ir tuos jausmus gali pastiprinti, paryškinti, sutelkiant dėmesį į tas kūno vietas, kurioje tai ryškiai jaučiasi fiziologiškai. Ir dabar ji ar jis prieina arčiau. Labai švelniai nusišypso tau, lyg pažinotų tave visą gyvenimą. Juk taip ir yra. Jis žino visas tavo baimes, visas abejonės, visus kartus, kai norėjai pasiduoti. Ir visus kartus, kai vis tiek ėjai pirmyn. Dabar atsisėskite šalia viena kitos ar vienas kito. Nieko nereikia sakyti. Tiesiog pabūkite kartu. Įkvepiam, iškvepiam. Ir pajausk,
jo ar jos ramybę. Leisk pajausti tą pasitikėjimą, vidinį stabilumą, tikėjimą gyvenimu, gyvenimą iš visos širdies. O dabar tyliai paklausk, kas šiandien man svarbiausia. Šiandien. Ne po metų, ne po 5 metų. Šiandien. Leisk atsakymui ateiti. Gal atsakymas tai bus kaip jausmas, galbūt kaip vaizdas, o gal konkretus žodis, o gal kaip tylos garsas. Dar kartą paklausk, ką šiandien turiu nustoti daryti, ką galiu, kam esu pasiruošusi paleisti. Ir stebėkit kūną, kuri kūno dalis jaučia įtampą, leiskit tą įtampai būti, išlikdami atsipalaidavę. Toliau paklausk, ką jau seniai peraugau. Leisk atsakymam ateiti. Toliau paklausk, ką turiu pradėti rinktis dažniau, kam turiu laiko skirti daugiau. Kas man suteikia gyvenimo aistros, kas mane augina. Kas mane daro manimi. Pajausk, kaip tavo ateities versija paima tave už rankos. Jie nieko neaiškina, nieko nemoko, nekritikuoja, nereikalauja. Jie tik švelniai tau duoda suprasti. Tu neprivalai visko žinoti. Tu neprivalai turėti visų atsakymų. Tau nereikia matyti viso detalaus kelio. Užtenka pamatyti kitą žingsnį. Ir dabar, būnant atsipalaidavus, girdint kiekvieną kūno ląstelę, pajausk, kaip tarp jūsų atsiranda šilta šviesa. Ji teka iš jo ar jos į tave ir iš tavęs į ją ar jį. Tai tavo pačios paties pasitikėjimas. Tai tavo išmintis. Tavo tikras vidinis žinojimas, kurį kartais per dienos rūpesčius pamiršti. Bet jis visada buvo, yra ir bus tavyje. O dabar tyliai savo pasakyk. Aš leidžiu savo girdėti save. Ir stebėk, ką kūnas sako. Jeigu kur kyla įtampa, leisk tą įtampai stiprėti, bet būk atsipalaidavusi. Aš leidžiu savo būti savimi. Ir stebėk, kaip kūnas reaguoja ir atpalaiduoja kūną, bet tuo pačiu sustiprini ten, kur įtampa. Aš leidžiu savo rinktis. Ir pratęsk. Ką? Būtinai klausyk savo kūno ir stenkis tą vietą įtempti stipriau, kad
ten pradėtų tekėti energija. Aš pasitikiu savo keliu. Atsipalaidavę stebim savo kūną. Neskubink savęs. Galbūt ne visi atsakymai atėjo. Viskam savas laikas. Padėkok savo ateities versijai. Padėkok už šį susitikimą. Už priminimą. Už tą ramybę. Už tą vidinį žinojimą. Ir leisk jai po truputį švelniai nutolti nuo tavęs. Žinant, kad ji niekur nedingsta. Ji visada gyvena tavyje. Ji gyvena tavyje kaip tavo mokytojas, kaip tavo angelas, kaip tavo kryptis, kaip tavo brangus pats brangiausias žmogus, kuriam labiausiai rūpi tavo ateitis. Ji gyvena tavyje kaip kompasas, kaip rodiklė, kaip galimybė vedanti tave į priekį. Ramiai sugrįžk prie savo kvėpavimo gilaus, dar kartą pajausk visą kūną, kiekvieną kūno ląstelę. Pajausk pėdas, pajudink rankas, pečius, pajausk veidą. Jeigu kur yra dar įtampa, pasistenk ją nukreipti dėmesį, dar stiprinant sąmoningai, kad atsipalaiduotų kuo daugiau. Įkvėpk ir kuo giliau iškvėpk, iškvėpiant viską, kas liko dar sunkaus ir tau jau nebereikalinga. Pajudink pečius, švelniai nusišypsok sau. Ir kai būsi pasiruošus, gali atmerkti akis. Padėkok dar kartą sau už šį laiką, už naujas patirtis ir už naujus atradimus. Padėkok sau, kad leidai sau išgirsti save, kad skiri laiko sugrįžti į save. Dar kartą giliai įkvėpk ir iškvėpdama leisk sau pabūti, galbūt užfiksuoti, galbūt užrašyti tam tikras mintis arba jas įsiminti stipriau su tavo mėgstamu aromatu. Ačiū, kad buvai kartu. Linkiu tau pasitikėti savo kelionę į tavo geriausią versiją.